Kaskart šukuojantį šepetyje randate nemažai plaukų, pastebite juos ir ant drabužių, o perbraukus plaukus ranka, saujoje lieka kuokštas. Tuomet verta pasikonsultuoti su specialistais ir išsiaiškinti šio padarinio priežastis. Plaukų slinkimą gali paskatinti tiek išoriniai, tiek vidiniai veiksniai, teigia gydytoja dermatologė Birutė Adomavičienė. Iš išorinių priežasčių dažniausiai tai yra plaukų priežiūros ypatumai, tai yra dažnas fenavimas, tiesinimas plaukų, įtemptų šukuosenų nešiojimas, netinkamas šampūnas gali būti. Prie išorinių dar priklausytų ir sezoniškumas plaukų slinkime, tai yra sustiprėjantis pavasarį anksti arba po vasaros sezono atsirandantis. Plaukai gali slinkti dėl streso, hormonų svyravimo, pavyzdžiui, po gimdymo ar maitinant krūtimi. Kai kada dėl fizinio išsekimo ir griežtos dietos. Trūkstant naudingų maisto medžiagų organizme, plaukai tampa sausi, negyvybingi, šviesesni, lėčiau auga ir praretėja. Todėl visų pirma, gydytoja dermatologė pataria moterims pasirūpinti ne tik savo poilsiu, bet ir subalansuotą mitybą. Galbūt tik to ir tereikia, norint turėti sveikus ir žvilgančius plaukus. Subalansuoti mitybą yra būtina ir kad maiste būtų pakankamai baltymų ir mikroelementų būtinų plaukų struktūros kokybei. Tai yra baltyminis komponentas, toliau cinkas, silicis ir vitamino C ir ypač geležis. Geležies trūkumą dažnai jaučia jaunesnio amžiaus pacientės, kurios turi galbūt ne tiek nereguliarų, bet gausų menstruacinį ciklą. Padidėjus plaukų slinkimui dėl prastos mitybos, gydytoja rekomenduoja papildomai vartoti maisto papildus, kurių sudėtyje yra natūralių jūros gėrybių ekstraktų mišinio, vitamino C, niacino, geležies, cinko, dirvinio asiūklio ekstrakto, soros sėklų ekstrakto. Šios medžiagos per kraują maitina plaukų folikulus ir taip pailgina plaukų augimo fazę, maitina pažeistus plaukus ir padeda palaikyti sveiką plaukų ir odos būklę. Vienas tokių maisto papildų, kurios sudėtyje galite rasti šių naudingų maistinių medžiagų, yra Viviskal. Tiesa, gydytoja rekomenduoja maisto papildus ir vitaminus vartoti periodiškai 3 mėnesius, darant 1 mėnesio pertrauką. Žinoma, vidinių plaukų slinkimo priežasčių gali būti ir daugiau, todėl jei intensyvus plaukų slinkimas užtrunka ilgiau nei 3 mėnesius, galvos oda pleiskanoja, niežti, atsiranda aiškus paraudimo ar išplikimo židinukai, pūlinukai, reikėtų kuo greičiau kreiptis į specialistą. Mūsų klinikoje dirba įvairių rūšių specialistai ir kai nėra paprasta ir taip lengva išsiaiškinti plaukų slinkimo priežastį, kreipiamės į juos ir galimas bendras konsultavimas paciento, tai yra gydytojų konsiliumas, problemai tikslinti ir spręsti. Kai priežastis yra stresas, persirgtos ligos, buvęs gimdymas, plaukų atstatymui ir jų kokybės pagerinimui gydytoja dermatologė nurodo net 2 modernias procedūras, kurios gali paskatinti jūsų plaukų augimą. Populiariausios procedūros plaukų stiprinimui, plaukų kokybės gerinimui, augimui skatinti yra mezoterapijos procedūros ir PRP vadinama, arba išvertus, jeigu iš anglų kalbos, tai yra trombocitų masės preparatas, kuris ruošiamas iš paciento kraujo, todėl labai tinka alergiškiem žmonėm ir norint išvengti būtent alerginių reakcijų į medžiagas, kurios gali būti nepriimtinos jo organizmui. PRP procedūrą gydytoja dermatologė rekomenduoja atlikti 2 kartus per metus. Tuo tarpu mezoterapijos procedūra, kurią šiandien ruošiasi išbandyti ir grupės Naujosios pupytės narė, Neringa Šiaudykytė, galima atlikti kur kas dažniau. Atlikėja ryžtasi išbandyti šią procedūrą, kadangi darbas scenoje ir nuolatinis šukuosenų keitimas nualino merginos plaukus, o būti gražiai norisi kiekvienai. Dėl koncertinės veiklos iš tikrųjų tenka puoselėti ir investuoti į plaukus, nes dažnai tenka juos sukti įvairiais karštais fenais, fenuoti, tai tikrai plaukai kenčia nuo to. Tai šiuo metu išbandau naują tokią procedūrą, man tai pačiai yra naujiena, plaukų mezoterapija, ir tiesiog skatinu augimą ir maitinu, galima sakyti, turbūt kaip ir iš vidaus, kiek supratau iš daktarės.
Pasak gydytojos, kelių mezoterapijos procedūrų kursas žymiai pagerina plaukų būklę ir išvaizdą. Pati procedūra nėra sudėtinga, o efektas išlieka ilgam. Labai plona adatėlė, suvedamos naudingos medžiagos, tai yra dažniausiai gatavas kokteilis gaminamas medicininių firmų. Suvedimas medžiagos šitos kokteilio į galvos plaukuotosios dalies odą. Daroma kartą į savaitę procedūra, kursas iki 7 procedūrų, jeigu intensyvesnis, o šiaip tokią procedūrą galima neribotą skaičių atlikti jų kartą į mėnesį, išretinant ir taip palaikant plaukų būklę. Visais laikais vienas iš moters grožio elementų buvo gražūs ir sveiki plaukai. Todėl jais rūpintis derėtų ne mažiau nei veido oda.